Labą dieną. Šiandien turiu labai įdomią, labai svarbią ir labai aktualią temą apie tai, kaip pabėgti nuo smurtautojo, supratus, kad jis yra būtent toks. 10 minučių vėluoju. Tikiuosi, kad tie, kurie planavote žiūrėti gyvai, prisijungsite netrukus. Labas, Alesė. Ir kad prisijungs jūsų daugiau, noriu įsijungti, pasižiūrėti, ar matosi ir girdisi gerai. Gal galima būtų pakomentuoti arba uždėti pliusiuką, minusiuką, kokį nors ženklą duoti, kad viskas tvarkoj matosi ir pas jūs. Nes aš matau, man atrodo, kad viskas ok. Puiku, ačiū. Va. Tai šiandienos tema tokia nemaloni ir aš jaučiu didžiulį poreikį įkvėpti kitas moteris, priimti sprendimą pabėgti nuo smurtautojo ir pasidalinsiu šiandien keliais žingsniais, kaip galima tą pabėgimą suplanuoti, jeigu tai nėra fizinis smurtas, nuo kurio reikėtų bėgti iškart. Tai šiandien pasidalinsiu keliais žingsniais, kaip tam pasiruošti. Bet esu pasižymėjus 7 žingsnius ir esu tikra, kad tai gali padėti išgelbėti gyvybę, nes jeigu ilgą laiką patiriate psichologinį smurtą, sveiki, Onutė, tai didelė tikimybė, kad vieną dieną psichologinis smurtas pereis į fizinį. Pastūmimas, paspaudimas, už plaukų patempimas, neleidimas išeiti iš namų. Fizinis smurtas nėra tik tai, kad atėjo trenkė į veidą, trenkė dar kažkur taip stipriai, akivaizdžiai. Fizinis smurtas gali būti labai toksai užslėptas. Ir jeigu tai patyrėte vaikystėje tokią formą, tai jums, atrodo lyg ir normalu, čia šiek tiek pastūmė. Tai va, tai tada keliauju aš į temos išpildymą, dar trumpai prisistatysiu, kad aš esu Aušra, esu moterų mentorė, į mane moteris kreipiasi santykių psichologijos klausimais, kaip suprasti, ar tas žmogus yra tas žmogus, kaip spręsti krizinės situacijas, visokios neištikimybės, kaip išeiti iš smurtinių santykių, kaip suvaldyti visą situaciją skyrybų procese, kai kitoje pusėje oponentas yra manipuliatorius, smurtautojas, padedu pasiruošti planą, dirbam kartu ir su teisininku, padedu atstatyti po visų tų patirčių smurtinėse santykiuose, vėl susigrąžinti tą savivertę, patikėti savim ir iš naujo pamilti gyvenimą. Tai moteris kreipiasi į mane vienkartinių konsultacijų ir labai dažnai pereina į tęstines, į nuolatinį tęstinį darbą, nes vienos konsultacijos, kad iš esmės situacija pasikeistų žmogaus gyvenime, tikrai nepakanka. Vienos konsultacijos metu galiu padėti identifikuoti, kokia ta situacija, ką aš matau, kokie būtų žingsniai, o toliau eiti kartu visą tą kelionę reikia pasidaryti planą ir keliauti toliau. Taigi, keliaujam prie tos temos šiandien. Noriu pasakyti tokį vieną labai svarbų dalyką, kad tyla yra naudinga tik smurtautojui. Jeigu tylėsite, tai jūs iš to jokios naudos neturėsit niekada. Tai bus pliusai tik tai smurtautojui, kuris toliau disponuos jūsų emociniais resursais ir kitais dalykais, jūsų visa meilė, šiluma, rūpesčių arba jūsų baime ir taip toliau. Tai šiandien kalbu toms moterims, kurios, kaip ir sakiau, patiria psichologinį smurtą ir dažniausiai yra priklausomos labai arba finansiškai, arba turi vaikų. Toms, kurios yra nepriklausomos finansiškai, kurios turi stabilias pajamas arba kažkokias tai pajamas arba turi santaupų,
arba turi tėvus, su kuriais palaiko normalius santykius, tai joms šita informacija galimai nėra tokia aktuali. Čia labai aktualu toms, kas yra labai pažeidžiamoje situacijoje. Reikia pasiruošti pabėgimo, tai yra išsigelbėjimo iš smurtautojo gniaužtų planą. Tai vat. Ir kodėl sakau pabėgimo planą? Todėl, kad patys smurtautojai iš namų tikrai nebėga. Bėga moteris, bėga vienas, bėga su vaikais, bėga su daiktais, bėga be daiktų, bet bėga moteris, o smurtautojai lieka namuose. Kodėl svarbu apie tai kalbėti ir kodėl aš apie tai dalinuosi? Todėl, kad moteris, kurios yra santykiuose su manipuliatoriais, jos yra labai stipriai paveiktos, joms trūksta žinių, jų pasitikėjimas savimi pakirstas iki pat šaknų. Ir jeigu moteris tokioje emocinėje būsenoje smurtautojui pasako, kad aš dabar skirsiuosi, tai visa situacija gali būti labai stipriai panaudota prieš ją. Tas smurtautojas gali pradėti inscenizuoti kažkokias tai smurto scenas, pats provokuoti, tada filmuoti, tada įrašinėti, pasisavinti turtą, nusavinti. Tai todėl, jeigu jūs suprantat, kad esat su smurtautoju, turite viską daryti slapčia. Slapčia ir nebijoti ir nesigėdyti, kad tai darote. Jūs darote tai dėl savęs ir jeigu yra vaikų, dėl vaikų. Tai va, ir dar kartą tada pakartosiu, kad jeigu esate tokioj situacijoje ir neturit vaikų ir prieš jūs taip smurtauja ir nesat finansiškai priklausomas, jeigu jisai neišeina, susirenka daiktus ir išeinat jūs. Pas draugę, pas tetą, pas sesę, į kažkokį tai krizių centrą galite kreiptis. Aišku, paskui papasakosiu pažingsniui ir į ką taip pat svarbu atkreipti dėmesį. Tai ką noriu pasakyti, kad turbūt nereikia jau pasakoti, kad tokiais atvejais pas jūs pokalbių ar ne, apie tai, kad jums skauda, kad jūs jaučiatės negerai. Tokių pokalbių su tuo žmogum buvo tikrai ne vienas. Bet partneris, kadangi jis yra smurtautojas, jis nekeičia savo elgesio, labai dažnai neprisiema atsakomybės už tai, nepripažįsta, kad taip elgesi ir niekada nesikeis. Ir jis supratęs, tarkim, pajautęs, kad jūs keliat pamažu sparnus arba suvokėt, kad čia kažkas ne taip ir jums nebepatinka, pradedat už save pastovėti, jisai gali dar labiau pradėti naudoti spaudimą ir įvairias smurto formas. Todėl reikia būti labai išmintingoms. Jeigu jau kelis kartus bandėt ir kalbėjot apie tai ir bandėt pasakyti, kad santykius nutrauksite ir nieko nesigavo ir jūs pati vis tiek juose likot, tai šitą kartą, išklausiusi šitą informaciją, jūs visą tai pasiliekat savyje ir dalinatės tik tai su žmogumi, kuriuo pasitikite absoliučiai 100%. Tai iš tokių santykių ištrūkti sunkiausia, kam? Moteris, kurios jaučiasi labai pažeidžiamos, tai yra moteris, kurios laukiasi, ypač jeigu tai yra paskutinis nėštumo trimestras arba sudėtingas, komplikuotas nėštumas, toksikozės arba ten dar kažkokios komplikacijos. Moteris su vaikais, ypač mažamečiais, moteris, kurios neturi santaupų, arba negalinčius prieiti prie šeimos biudžeto, joms yra apriboti pinigai ir prieš jas naudojamas ekonominis smurtas. Moteris, kurios yra atribotos nuo socialinių kontaktų. Nebėra draugų, nebėra tėvai mirė, galbūt tėvai kažkur toli kitame mieste, visi draugai, visi tėvai prieš jūs yra nuteikti. Žodžiu, esat viena, neturit jokių kontaktų. Koks jūsų turėtų būti pirmasis žingsnis? Pirmas žingsnis tai yra, norint pabėgti nuo smurtautojo, tai yra jūsų tvirtas apsisprendimas. Kad pakaks tokio gyvenimo, tokių santykių, buvo bandyta spręsti ne kartą, niekas nesikeitė ir dabar sprendimą priimsit jūs. Kad pavargot nuo nepagarbos, žodžiu, kad supratot, kad nebenorite tik egzistuoti, o norite gyventi. Turit priimti labai tvirtą sprendimą. Turit rasti savyje jėgų išdrįsti.
Kaip išdrįsti, turit susirasti motivaciją, dėl ko tai darote. Gal norite padaryti pokytį savo šeimos istorijoje. Galbūt prieš visas moteris buvo smurtaujama, visos buvo aukos ir jūs nusprendėte tapti ta moterimi, kuri padės tam tašką. Gal jūs motyvuoja apsaugoti vaikus, kad vaikai nematytų, kad jūsų sūnus arba dukra netaptų tokiais pačiais smurtautojais. Turite surasti vidinį motyvą. Niekas kitas už jūs to nepadarys. Taigi, pirmas žingsnis yra labai tvirtas sprendimas ir aš žinau, aš pati pro tai praėjau, aš žinau, kaip būna baisu. Kaip baisu ir baimė užvaldo. Mes pradedam galvoti, o ką smurtautojas, o ką jis, o ką darys, o ką nedarys, o kaip galvos. Taip, mes turime pagalvoti 5 arba 10 žingsnių į priekį ir nepasiduoti baimiai, neleisti baimiai užvaldyti. Baimę bandyti racionalizuoti, kiek yra tikra, kiek yra pavojinga, kiek tiesos yra mano fantazijose, kiek tai gali virsti realybę. Tai ta baimė ir didžiausia baimė kelia kas? Nežinojimas, o kas bus po to, o kas bus tada. Tai labai svarbu, kaip sakau, pirmas žingsnis yra jūsų vidinis apsisprendimas ir labai gerai sugalvoti ir apgalvoti ir suplanuoti patį pirmą žingsnį. Paskui viskas pamažu susidėlioja, bet esmė yra pats pirmasis žingsnis. Tai mokytis reikia bandyti nepasiduoti, mokytis suvaldyti savo emocijas, racionaliai galvoti ir reaguoti į tas situacijas ramiai. Pabandyti atsiriboti nuo smurtautojo psichologiškai. Jeigu tai yra psichologinis terorizmas, jūs menkina, žemina ir toliau, stenkitės suprasti, kad tai yra ligonis, kad tai žmogus smurtautojas, kad tai žmogus emociškai nebrandus, kuris nepasikeis. Vienintelis, kuris galit pakeisti situaciją, esat jūs. Todėl nebepriimkite tų visų įžeidimų, visų užgauliojimų asmeniškai. Tol, kol ruošiatės tam planui, nepriimkit to, ką girdit, asmeniškai. Bus lengviau atsiriboti, bus lengviau išlikti emociškai šaltai, neprieinamai, neįsivelti į tas situacijas, į kurias jūs bandys ir kaip visada bando tas manipuliatorius, smurtautojas įtraukti. Ir dar toks paprastas dalykas, kurio pasidalinsiu, manau, kad tikrai žinot. Teko jums girdėti apie tokią situaciją, kad šuo puola tą, kuris bijo. Šuo tiesiog užuodžia baimės ar kokį ten tą ar adrenalino hormoną, aš nežinau, kas išsiskiria. Bet smurtautojas lygiai taip pat, jisai jaučia, kad jūs bijot. Bet kai jūs tik nustojat bijoti, baimę racionalizuot arba drąsa nugali baimę, žinokit, ir smurtautojas nebegauna to maisto, kurį gaudavo anksčiau. Tai va, apgalvokit kelis scenarius. Variantą A, variantą B. Nes baisiausia yra nežinomybė. Pagalvokite, kas būtų vienu atveju, jeigu galtumėtės vienaip, kas būtų kitu atveju. Susirašykit pliusus, minusus, tiek vieno, tiek kito atveju. Žodžiu, kai viską susiplanuosit ir veiksit su pagalba, tai žinokit, baimė labai stipriai išblėsta, sumažėja ir ateina aiškumas, kurio tuo metu, kol esate tokiuose santykiuose, visiškai nėra. Nėra jokio aiškumo, atrodo jokios krypties, totalus pasimetimas, visiškai emocinė duobė, chaosas viduje. Tai grįžtu prie to paties. Pirmas žingsnis yra jūsų sprendimas. Vidinė drąsa ir suvokimas, kad tyla yra naudinga tik smurtautojui ir kad jūs ir tik tai jūs galite pakeisti situaciją, jums turėtų padėti palengvinti. Nusistatykit laiką, per kurį išsikraustysit ir laikykite savo pasiryžimą. Labai svarbu turėti žmogų, kuris jūs palaiko. 100% pakanka tik tai vieno žmogaus.
Tai gali būti jūsų šeimos narys, jūsų draugas, nežinau, jūsų šeimos gydytojas, psichologas, psichiatras, mentorius kažkoks, bet koks žmogus, iš kurio turite palaikymą. Kuris sako taip, Martina, taip, prieš tave naudojamas psichologinis smurtas, tai tęsiasi daug metų arba keletą metų, situacija nesikeitė, kad ir ką tu bandėjai bedaryti, niekas nesitaiso ir tu esi verta gražesnio gyvenimo, aš tave visapusiškai palaikau ir kiek galėsiu, tiek padėsiu. Turite turėti vieną žmogų. Kitas žingsnis yra įrodymai. Jeigu mes kalbam jau šiandien, ar ne, apie psichologinį terorizavimą, psichologinį smurtą ir ne tik galbūt nežymų kažkokį tai tokį nematomą fizinį smurtą, ekonominį smurtą. Turite rinkti žinutes, elektroninius laiškus, viską, kur galima pamatyti sistemingai prieš jūs naudojamą smurtą. Ar tai psichologinis, ar tai ekonominis, ar fizinis. Slapta darykite garso įrašus. Kai vyksta jūsų pokalbiai, pasidėkite telefoną kažkur šalia, paspauskite įrašinėjimo funkciją ir padėkite. Kai vyksta kažkokie pokalbiai, jeigu pradeda grasinti irgi kažką, bandykit scrollinti tarsi ir paskui jungiat įrašymo funkciją ir padėta telefoną ir pokalbis įrašinėjimas. Žodžiu, jeigu patyrėte fizinį smurtą, pastūmė, paspaudę ranką, tempė už plaukų, neleido išeiti iš namų, tai yra fizinis smurtas, jūsų laisvės ir veiksmų apribojimas. Smaugė, dusino, trenkė ranką arba daiktais, arba į jūs ką nors metė su tuo tikslu, kad jūs sužalotų, arba išgąsdintų, įbaugintų, arba įspraudė į kampą, kad negalėtumėte kažkur pajudėti ir išeiti. Nelaukit kito karto. Niekada nelaukit kito karto, nes visada bus antras, trečias ir toliau. Fiksuokite tai pareiškimu policijoje. Jeigu bijosit dabar, smurtautojas pamatys, kad jūs nieko nedarot ir su jumis galima taip. Toks įvykis jūsų gyvenime turi būti pirmas ir paskutinis. Niekada gyvenime neturite toleruoti fizinio smurto prieš save. Niekada. Negalima toleruoti jokio. Bet jeigu jau būna, kad psichologinio smurto žmonės arba moteris ir tiek pat ir vyrai neatpažįsta, tai fizinio smurto neatpažinti, man atrodo, neįmanoma, ar ne? Suprasti, kad man skauda, man baisu, neįmanoma to nepamatyti. Fiksuokit pareiškimų policiją ir vakar Instagrame viena teisininkė, nepamenu dabar kaip pasivadinusi, bet ją pasiekiau, man atrodo, teisininkai, tokia jauna moteris, dalijosi istoriją apie tai, kad moteris labai dažnai nutylia apie smurtinius nusikaltimus, seksualinius nusikaltimus prieš jas, kurie buvo padaryti. Ir neturi jokių įrodymų ir sueina senatis. Ir tu nieko nebegali padaryti. Todėl nedelskit, nelaukit, kol sueis senaties terminas ir fiksuokite. Fiksuokite tokius įvykius iš karto. Gali būti, kad paskui bylinėjimosi kažkokiame procese tai jums gali labai labai padėti. Arba teismui susidaryti įspūdį, kas iš tiesų vyko santykiuose, dėl kokių priežasčių, tarkime, santuoka buvo nutraukta. Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo. Galvokit į priekį. Dabar jūs bijot. Bet ta baimė gali jums pačiai pakenkti ir turite išdrįsti. Turite išdrįsti ir tam aš šiandien kalbu. Toks mano šito seminaro tikslas, net ne seminaro, tiesioginės transliacijos, tiesiog pasidalinimo informacija tikslas paskatinti, išdrįsti ir nustoti baimei jūs valdyti. Tai va. Tas pats galioja ir dėl smurto prieš vaikus, prieš kitus žmonės, tarkime, kurie gyvena jūsų namuose. Tai gali būti tėvai, gali būti kažkokie neįgalūs žmonės, žodžiu, arba netgi gyvūnai. Viską fiksuokite.
sumušė katiną, trenkė katiną, nežinau, dar kažką padarė tam gyvūnui, trenkė vaikui, uždarė vaiką, apviniojo lipnę juostą aplink kėdutę, dar kažką padarė, fiksuokit. Smurto atveju visi įrodymai yra tinkami. Filmuokit, fotografuokit, darykit garso įrašus. Būtų gerai, aišku, jeigu tai yra fizinis smurtas ir jeigu tai yra tikrai pavojingas tas smurtautojas ir nekartą teko su to susidurti ir nežinot, kaip jis reaguos, stenkitės daryti taip, kad jis nematytų. Nes gali tiesiog realių laikų jums grėsti pavojus. Toks, kad baigsis labai labai liūdnai. Tai neturite įspėti tokiais atvejais, kai vyksta smurtas šeimoje, artimoje aplinkoje, neturite įspėti, kad darote garso įrašus arba vaizdo įrašus. Aš dabar, žinok, tave filmuoju, nes tu prieš mane smurtauji. Tai nebejokaukim, saugokim save įmanomais būdais. Jeigu patiriate grėsmę, kad partneris tikrina jūsų daiktus, galimai seka, nelaikykite įrodymų vienoje vietoje. Kol situacija nesibaigia, pasidarykite 2 arba 3 duomenų kopijas ir perduokite jas saugoti patikimiems žmonėms. Tai gali būti draugai, gali būti giminės, gali būti, nežinau, jūsų teisininkas, gali būti dar kažkoks patikimas žmogus, kuris turės tas kopijas, jeigu tas smurtautojas, sužinojęs apie jūsų planą, kažkaip bandytų viską sunaikinti. Tai būkite išmintingas ir galvokite 5 žingsnius į priekį, mažiausiai. Jeigu įtarėte, kad esate sekama, kol ruošiatės pabėgimui, neduokite jam suprasti. Arba jeigu pamatėt, kad kažkur įmontuota kažkokia sekimo įranga, neduokite jam suprasti, kad tą pamatėt, apgudraukit. Mėtykit pėdas, turėkite antrą telefoną. Svarbiomis temomis kalbėkite tik tai susitikę gyvai, tuo metu savo kažkokį tai išmanų telefoną, kuris yra jam žinomas, išjungkit. Arba išvis palikite automobilį, palikit kažkur kitur, namuose palikit. Žodžiu, neduokit jam suprasti, kad jūs kažką planuojat ir kad jis gali užbėgti įvykiams už akių. Tai dar vienas prie to paties, prie įrodymų yra labai geras patarimas, kurį man davė teisininkė, advokatė. Rašykite dienoraštį ir faktus, kas kada įvyko, sisteminkite informaciją. Tai visą tai taip pat įdėkitės prie įrodymų ir kaupkit pas save. Ir trečias žingsnis, turėkit žmogiškųjų resursų. Tai yra palaikymas iš draugų, iš giminių, iš kolegų, iš psichologų, iš organizacijos kažkokios, kuri padeda nuo smurto nukentėjusiems. Reikia bent vieno žmogaus, jau apie tai sakiau ir dar kartą kartoju, kuris jūs palaikys ir supras. Nereikia visiems aiškintis, kad jūs dabar skiriatės, kad jūs dabar supratot, kad gyvenat su smurtautoju, kad dabar aiškinatės ir dėliojatės pabėgimo planą. Jums nereikia aiškintis, teisinti ir gauti pritarimą. Tai yra jūsų gyvenimas. Jums svarbu turėti bent vieną žmogų, kuris jūs palaikys toj kelionėje. Jeigu kažkuris iš žmonių, kam jūs pasakojat, dalinatės apie savo situaciją ir bando, tarkim, suprasti, ar ne, kad tas žmogus galėtų jums padėti, jeigu pamatote, kad jisai nuvertina jūsų jausmus, baimės ir sako, kad gal būtų geriau su juo susitaikyti, gal tu čia perdėti, gal tu čia per jautriai reaguoji, taigi dauguma šeimų taip gyvena, taigi niekas nėra tobulas, taigi visi klysta, taigi taip toliau ir panašiai. Susiraskit kitą žmogų, tai ne tas žmogus, kuris jums padės šitoj kelionėje. Daugiau jam apie tai nieko nepasakokit, pasakyti ačiū, išgirdau tavo nuomonę ir viskas. Ieškot pagalbos toliau. Tai gali būti kažkokia kita moteris, kuri irgi tokį kelią nuėjo. Tarkim, aš esu patyrusi smurtą ir iš to išėjus ir padedu kitom moteriai. Galite susirasti Facebook'e kažkokią tai palaikymo grupę, kurioje yra daug tokių moterų, kurios dalyjasi savo patirtim ir paprašyti pagalbos ir palaikymo. Visada atsiras bent vienas žmogus, kuris jums padės. Jeigu jūs norėsite imtis veiksmų ir daryti, o ne verkti. Verkimo etapą turit būti arba praėjus, arba laikinai uždarius, kol dėliojate žingsnių planą.
Jeigu ieško žmogaus tik tai tam, kad galėtumėte išsiverkti, verkti ir nieko nedaryti, tai ilgai tas žmogus irgi šalia neužsibus. Va. Toliau. Jūsų planas, kaip ir sakau, turėtų būti neatskleistas, kad nepaaiškėtų anksčiau laiko ir nebūtų visa situacija atsukta prieš jūs. 4 punktas. Pinigai. Ypatingai ir labai svarbus dalykas, jums jau reikės būstui, maistui, drabužiams, būtinosiams išlaidoms. Esant santykiuose su psichologiniu smurtautoju, ypatingai jeigu prieš jūs naudojamas ekonominis smurtas, jums gali tekti meluoti ir nemažai. Tol, kol per tą laikotarpį pasiruošit išeiti. Melas tokioje situacijoje yra pateisinamas, mano nuomonė. Absoliučiai. Ir nereikia jaustis dėl to kalta. Ką daryti tokiais atvejais, jeigu neturit pinigų, jeigu jums stinga resursų? Tai nesakykit, kad pakėlė jums atlyginimą, jeigu dirbat. Jeigu atsidėdavote po 20, atsidėkit po 100 eurų. Ir nesakykit. Jeigu kažką parduodat arba gauna dovanų pinigų, nesakykit. Jeigu turit savo verslus arba savo santaupų arba turto, pasirašykite povedybinės sutartys, jeigu tik tai iš kažkokios raudonos vėliavos, kažkoks neaiškumas išlenda, arba vyras pradeda savintis, arba čia bando apjungti, dar kaip nors, bet jūs naudos iš to nematot. Pasirašykit teisiškai povedybinės sutartys arba kažkokius papildomus dokumentus. Nesakykite antrai pusė, kiek turit pinigų savo asmeniniai sąskaitoj, prasidėjus santykiams. Turėkit sąskaitą, kuri prieinama tik tai jums. Jeigu neturite tokios sąskaitos ir pradedate vesti bendrą šeimos biudžetą, turėkite asmeninę sąskaitą. Niekas neturi teisės jūsų asmeninių poreikių arba asmeniniams poreikiams reikalingų išlaidų skaičiuoti, kontroliuoti, sekti arba dar kažkas tuo daryti. Atsidarykit kažkokią tai Revolut sąskaitą arba parduokite daiktus, kurių jums nebereikia arba šiuo metu nėra būtini jums išgyventi. Nesakykit, kiek tiksliai kažkam kažkur išleidot ir, tarkim, ką planavot, kad už 20 eurų planavot, kad už 50 eurų pirksit, nusipirkot už 20, nesakykit, kad tą skirtumą pasilikot ir pasidėkit savo. Dalį santaupų turėkite grinaisiais ir laikykit kažkur ne namuose, susirasti darbą ir papildomą kažkokį darbą, jeigu neturite darbo, arba jeigu auginate vaikus ir esat namuose, galite susirasti papildomą darbą, nuotolinį darbą, 2-3 valandas per dieną. Yra įvairiausių visokių būdų, kaip papildomai užsidirbti pinigų, nedidelėmis sumomis, kažkam perveskite kaip dovaną. 10, 20, 30 eurų, va taip periodiškai. Bandykite, kaip apžaisti ir kaip susidėlioti savo resursus, kad galėtumėte išeiti. Na ir dar tokį porą žingsnių. 5, tai yra daiktų pergabenimas. Jeigu yra jūsų aiški išsikraustimo vieta, ruošiatės išėjimą padaryti slapta, tam, kad apsaugotumėte ir save, ir vaikus, svarbiausius daiktus galite pradėti gabenti pamažu. Vieną kartą tašytį išsivežat, kitą kartą tašytį išsivežat, kad nematytų, kad nepastebėtų, nedideliais kiekiais. Tiesiog, tai yra jūsų gyvenimas, tai yra jūsų išlikimas, tai yra jūsų dabar kova už save. Ir ne tik už save, už vaikus, galbūt už gyvūnus, už silpnesnius kažkokius žmonės, kurie gyvena su savimi. Pamažu susižiūrėkit daiktus, kuriuos norėsite imti su savimi. Svarbu, žinot, kas yra, neprisirišti prie daiktų, mes kažkaip galvojam, kad neturėsiu ir to, ir ano, ir trečio. Pabandykit pasidomėti minimalistinio gyvenimo būdo filosofiją ir kad atminkit, kad geriau miegoti tuščiam kambarį ant čiužinio, bet visiškai rame dūšia, žinant, kad esat ir jūs, ir vaikai saugus. Kad niekas jūsų nebežemins, nebemenkis, nebesityčios, kad jums nebėra jokios fizinės grėsmės. Kurį laiką geriau pamiegoti vieno kambario bute ant čiužinio, negu prabangiuose rūmuose
neturint dvasios, sielos ir kitokios ramybės. Ir suprasti, kad tai yra laikina, kad viską galima paskui uždirbti. Svarbiausia yra jūsų fizinė ir emocinė sveikata, kurią statyti, patikėkit, yra kur kas sudėtingiau negu nusipirkti naują suknelę. Tai va, 6 punktas, jeigu patyrėte fizinį smurtą, irgi kartoju, čia, matot, kartojasi per visus punktus, jie visi yra susiję. Tai jeigu patyrėte fizinį smurtą, visuomet įvykį turite registruoti ir kviesti policiją. Neatsimti pareiškimo niekada. Niekada neturite atsimti pareiškimo, nepasiduokit spaudimui, grasinimam, nes jeigu buvo pirmas, bus ir antras. Pažiūrėkit, kokios istorijos pas mus Lietuvoje dabar sukasi. Malinauskas neseniai pasidalino apie Artūr, nepamenu dabar pavardės, kurį dabar suėmė. Kaip moterį vyras terorizavo. Aišku, tuo metu ir policijos pareigūnai nesiėmė atitinkamų veiksmų, bet esmė ta, kad nebijokit. Žmogus vieną kartą padarė, tai padarys ir antrą. Po fizinio smurto išgelbėjote save, vaikus, gyvūnus ir ką daro toliau? Blokuojat, trinat tą žmogų, nutraukėt kontaktą ir toliau komunikuojat tik tai per atstovus, per advokatus, per vaiko teisų apsaugos arba kitas institucijas. Smurtautojas, kuris prieš jūs pakėlė ranką, jūsų gyvenime nebeturi vietos. Tai turėjo būti pirmas ir paskutinis kartas. Jam durys uždarytos. Na ir kai jau artėjat prie įgyvendinamo plano starto, išėjimo, turite įsitikinti, kad jūsų telefonas nėra sekamas ir smurtautojas nemato jūsų buvimo vietos. Tai tuo momentu, jau kai pasiryžtat išeiti, turit padaryti veiksmus, kad jis negalėtų jūsų susekti. Išjungti telefoną arba kitus dalykus daryti, informacijos reikia internete pasiieškoti, kaip apsisaugoti nuo sekimo. Na ir va, jau keliauju į pabaigą. Šiandien tas eteris toks neilgas, informacija, bent jau tokia esminė, pagrindinė, kurią norėjau pasidalinti, pavyko gan glaustai atskleisti. Tai jeigu jūs galvojat, kad smurtautojas pasikeis, tai nepasikeis. Jeigu jūs galvojat, kad smurtautojui jūs galit padėti ir jį išgelbėti ir suprasti, kad jisai netinkamai elgiasi, ne. Jūs negalit jam padėti. Jeigu partneris pažadėjo, kad daugiau taip nebedarys ir tai jau daro ne pirmą kartą, tai nepasikeis. Jeigu bijot, kas nutiks, jeigu jūs pabėgsit, išeisit, neleiskit baimę užvaldyti. Didžiausia baimė kelia nežinomybė. Kai pasidarysit veiksmų planą, jeigu pačiai sunku pasidaryti, tai kreipkitės į mane. Mes padarysim jį kartu, bet kai turėsit veiksmų planą ir turėsit palaikymą, pamatysit, ta baimė sumažės. Jūs nesat viena, daugybė moterų ir vyrų, tik tai jie apie tai nekalba, patiria psichologinį, fizinį, seksualinį, ekonominį smurtą ir apie tai tyli. Kas jums tada gali padėti, jeigu jūs tylite? Niekas. Nutraukit smurto rato grandinės ir išeikit. Štai yra klausimas. Kai jau ateina ta išėjimo diena, reikėtų tiesiog išeiti slapčia ir pranešti smurtautojui ir priklauso nuo situacijos. Taip, priklauso nuo situacijos ir labai geras klausimas. Ir ką norėjau pasakyti, kad visais atvejais situaciją reikia vertinti individualiai. Kokio tai tipo smurtautojas, kaip jis smurtavo anksčiau, kokie jo veiksmai buvo. Reikia įvertinti situacijos pavojingumą ir atitinkamai tada priimti sprendimus. Dėliotis planą ir priimti sprendimus. Ir ką dar nepasakiau, šalia viso šito plano turite susirasti teisininką ir su juo susidėlioti teisinius žingsnius. Labai svarbu ir šitą, ką jums papasakojau,
toks techninis pasiruošimas. Ir turėti advokatą, gerą advokatą, kuris žino manipuliatorių veikimo schemas, taktikas, grėsmes galimas ir kaip būtų galima užbėgti įvykiams už akių ir kaip jūs apsaugoti jūs, vaikus ir tarkim, turtą jūsų, jeigu turite tokio. Matau komentarą, tyla, ignoravimas, tai smurtas taip pat. Taip, Sonata, čia yra smurtas. Baudimas, tyla yra viena didžiausių ir dažniausiai naudojamų smurto formų šeimose. Žmonės nekalba kelias dienas, kelias savaitės ir panašiai. O jeigu nėra pinigų geram advokatui, tai kreipkitės į moterų krizių centrą. Yra visokių pagalbos linijų moteriams, ne viena. Vyrai yra šito klausimu diskriminuojami, jiems yra mokama. Bet tikrai kiekviename mieste surasit advokatą, kuris padės kažkiek, kuris bent kažkiek padės. Ir svarbu, kad tas advokatas suprastų ir nenorėtų numauti jums paskutinių kelnių, jūs ir taip esat pažeidžiamoji toje situacijoje. Tai jeigu advokatas pirmą prašo susimokėti 3 arba 5 tūkstančius ir tik tada pradės nagrinėti jūsų klausimą, tai bėkit nuo tokio advokato, tai yra verslininkas, o jums reikia advokato, kuris padės apginti jums save ir vaikus arba gyvūnus. Vyras smurtauja ir aplink draugai, giminės jį palaiko, tai jie irgi taip pat smurtauja. Taip, tai irgi toks netiesioginis smurtas. Jo palaikymas, tai yra toksai netiesioginis smurtas, smurtinė komunikacija, smurtautojo veiksmų teisinimas arba palaikymas, tai irgi toksai. Esu sakiusi ne kartą, kad mūsų visuomenė labai stipriai pūliuoja. Labai daug smurto pas mus yra. Nuo šeimų iki įvairių institucijų, taip pat ir ugdymo įstaigų. Jo pilna visur. Tai ką mes galim padaryti, pradėkim nuo savęs. Ir kaip sakau, jeigu jūs matot pati, kad smurtauja žmogus ir jį palaiko kiti, jo aplinko žmonės, jums nieko jiems nepasako ir neaiškinat. Jums svarbu surasti vieną žmogų, kuris jūs palaikys. O bandyti iš esmės smurtautoją paveikti per jo giminės, per jo draugus, tai yra beprasmiška. Beprasmiška, nes tie žmonės yra panašus, suprantat, draugai, pagal ką mes renkamės draugus? Pagal panašias vertybės, pagal gyvenimo būdą, pagal suvokimą, pagal bendrus, nežinau, kažkokius siejančius ten darbus. Bet vienas iš pagrindinių motyvų, pagal ką mes renkamės draugus, tai yra mūsų vertybiniai dalykai. Ir jeigu tie žmonės bendrauja, vadinasi, juos kažkas sieja. Ir jūs jų nepakeisit, jūs jų mąstymo suvokimo nepakeisit. Tai va. Tai šiandien daugmaž tiek, dar noriu tokia žinia pasidalinti, kad kuriama nauja organizacija, VŠI nepriklausyk psichopatui. Ir tai yra organizacija, kurios misija šviesti ir edukuoti visuomenę apie narcisistinį smurtą ir apie visas smurto formas, kurios apima tiek tarp asmeninius santykius bei vyrauti institucinį smurtą ir smurtautojų aukas. Kviečiu pasekti šitą puslapį nepriklausyk psichopatui visose socialinių tinklų platformose, TikTok, YouTube'as, Instagram, Facebook. Greitu metu šitame puslapyje bus daug naudingos informacijos apie smurtą, smurto formas, su kokiomis situacijomis susiduria moteris, kokia yra teisinė padėtis Lietuvoje ir daug kitų aktualių klausimų šitą temą. Tai būtinai pasekit, nes greitu metu ten bus daug labai įdomių dalykų. Jeigu turite istoriją, kurią norite pasidalinti, išsigelbėjote, arba ruošiatės tai daryti, arba ieškot pagalbos ir susidurėt su instituciniu smurtu, nerandat išeities, rašykite psichosmurtas@gmail.com. Informacija be jūsų susitikimo nebus niekur viešinama arba jie dalijamasi. Esate saugus arba saugi ir jūsų istorija gali padėti pakeisti kito gyvenimą.
Tai šiandien tiek, jeigu dar turite klausimų, rašykite, mielai atsakysiu. Jeigu ne, tai dėkoju tiems, kurie buvote. Linkiu drąsos ir vidinio ryžto priimti teisingą sprendimą. Kiekvieną dieną renkatės, kaip nugyventi šitą gyvenimą. Ką su savo gyvenimu padaryti. Niekas kitas už jų sprendimų nepriims ir jūsų gyvenimo nenugyvens. Niekas kitas neturi teisės valdyti ir kontroliuoti jūsų gyvenimo ir nurodinėti, kaip ir ką daryti. Jūs esate savo likimo kūrėja. Viskas jūsų rankose. Aš drąsinu, palaikau ir tikiu, kad šitas transliacijos įrašas bus kaip įkvepianti žinutė ir šviesa tunelio gale. Tai ačiū ir jeigu turėsite klausimų, galite rašyti komentaruose. Norintiems asmeninių konsultacijų, susisiekite su manimi asmeninė žinute arba mano paslaugas rasite mūzonamuose.lt. Tai ačiū, gražios jums dienos ir iki pasimatymo kituose susitikimuose. Iki.